Treneri, turbūt galima pasakyti, viskas gerai, kas gerai baigėsi, ar ne? Kaip jūs vertinate? Jo, būtent taip galima ir pasakyti. Nes atrodė, kad rungtynės po 2 kėlinių daugiau mažiau jau ramios reikės tik užbaigti. Bet ką reiškia ledo ritulį ir kitam sportė toks incidentas, kuris toks, sakykime, akibrokštinis, kur žaidėjas mūsų ėjo žaisti kūnų, bet varžovas greitai davė žingsnį į šoną, žodžiu, ir įvyko minutės, tos, kurios 5 minutės mums reikėjo vėliau gintis. Tai įmušė 2 įvarčius ir tada jau buvo sudėtingesnė situacija ant ledo. Tai gerai, kad išgyvenom, tai vyrai kovės iki galo, tikėjo ir aišku, dar turėjo overtime tą įvartį, kuris, mano manimu, tikrai neturėjo būti skaitytas, tai teisėjai primetė teisingą sprendimą ir galų gale mes 6 kartą laimėm. Ir aš noriu paklausti gal labiau apie pirmus 2 kėlinius, nors ir trečiam. Kaip man atrodė, kad matėsi tikrai ramybė ir disciplina būtent komandoje, ko kažkiek trūko prieš Rygos komandą praeitą savaitgalį. Ar sutinkate? Sutinku, gal praeito savaitgalio šeštadienio rungtynės labai panašios į šias. Pradėjome taip, čia greitesnė komanda negu HC Ryga. Tai pradėjome šiek tiek lėčiau, reikėjo prie jų greičių prisiderinti, bet pavyko, Simas puikiai stovėjo pačią pradžią ir aišku, likusias rungtynės, overtime iš vis fantastika, perskaitė visus baudinius. Tai disciplinuotai taip mes žaidžiam dabar toks jausmas komandai, kad komanda tiki, mėgausta kiekvieną pergalę, treniruotės procesas nuostabus, visi užsivedė, nieko jam daug sakyti nereikia, tai labai geras etapas ir atrodo vėl tokį pipiriuką įmetam į mūsų įkrintamųjų reisą visą. Ir turbūt dabar svarbiausias dalykas rytoj padaryti tą patį. Galbūt nereikia tokios dramos, bet kaip pasiekti tą teigiamą? Taip, tai matom, kad mes dabar tokiam užsivedime ir Panteriai praradė 2 gerus žaidėjus, net važiavo Furs ir išvažiavo Suomis, tai jų tikrai puolimas šiek tiek susilpnėjo, tai tas jautėsi ir mes galim vėl eiti rytoj su pasitikėjimu, kautis dėl 2 taškų. Ačiū.